dabar greitai apsivalykit, išsidalinkit, tokį daug šviesos pliūpsnių, apsižiūrėkit, kur esat, pakilkit iki saulės energijos, tegul viską išdegina, tegul visos stichijos jūsų apvalo, nusiimkit viskas, kas yra ne jūsų, nusiimkit visus raiščius, nuo visur, nuo akių, nuo rankų, nuo kojų, nuo pilvo, nuo kaklo, nuo kojų, nusispirkit viską, kas yra ne jūsų ir nusiimkit viską kaip skafandrą ir išmeskit į juodą skylę ir kilkit į kitą erdvę. 3, 2, 1. Ir dabar žiūrėkit, kur esat, kaip jaučiatės, ką matot. Priešais save, kaip ant žemės buvom, tai mačiau kažkas labai stipriai valasi ir kyla į viršų. Mhm. Štai pagalvojau, ar gal aš čia save matau, Ir paskui su 3, žiūriu, kad aš pati pakylau irgi stipriai į viršūnę. Tiesiog prie kupolo galo. Tai turbūt čia Žydrūnas buvo, jisai tvarkėsi, pirmas iššoko. Jo, aš. Jo, nes paskui žiūriu, aš tokia irgi taip stipriai ir aš taip žiūriu žemyn, žiūriu, kad aš jau viršui irgi. Ir dabar tokia pozicijoje stebim link žemės ir žiūrim, ką mums parodės, ką mums reikia sužinoti. Gerai, apsižiūrėkit, paklauskit savo pasąmonės, ką jinai šiandien nori mums parodyti, ar į kokį įvykį nuvesti, ar į kokią informaciją. Drūnas labai apsišarvavęs šį kartą, tokiais ginklais ir tokia kaip užsidėjęs apsaugas stiprias. Kažkas šiandien turbūt vyks. Gerai, tada užsidėkim ir mes kartu. Galim dar susijungti ir užsidėti kokį tai bendrą tokį. Gal susijungime bendrą kokį ratą, žinai, į bendrą. Kaip laivuką gal kokį. Susikūrėm. Tokį ne. Jo, aš pavyzdžiui tokį ratą energetinį savo įėjau ir mes 3 vėl įėjom į tokį trikampį, kaip, sakyčiau, iš 3 dalių tas kažkoks žaislas matytas, tokie 3 bumbulai ir vienoje erdvėje, nežinau, kažkur matytas man kažkas tai tokio eina pas vaikus. Tai taip mes esam, kiekvienas savam burbulė, bet bendram. Apsijuosia. Ir dabar laikau aš tą ratą, jaučiu labai stiprios energijos eina iš mūsų, būtent to rato. Atrankų labai stipriai. Gerai. Dabar mes su tuo ratu visų paimam tiesiog irgi neriam, kur mumis nuves mūsų pasąmonė. Ir žiūrim, ar į žemės gelmes, ar virš kupolo. Ar tiesiog mums reikia pagauti kažkokią tai informaciją subtilę ir išnarplioti. Labai lengvai, ramiai klauskit savo pasąmonės. Aš matau, kad link žemės, taip link kupolo viršuje, link žemės artėja tokie kaip kariai siųsti, negatyvus tokie kaip drakų kariai, pasiųsti kažkieno tai kažko laukia jie, leistis į žemę. Kokio ženklo?
kažkas jo tokie kaip apsaugoj, irgi tokie visi spigliuoti, žinai, tokiam aprangom spigliuotom tokiom. Ir vat su tais kardais. Kažkas siunčia juos čia į Žemę. Tai gerai, tai jie kaip ir ne iš mūsų planetos. Visiškai ne iš mūsų, bet jie kažko nori leistis į Žemę. Tai jie blogiečiai skaitosi. Tamsa ateina grinai. Tamsos atstovai. Kas už tą tamsą atsakingas, pasižiūrėkit. Kas ją išsikvietė? Aš matau tokį, kaip eina, žinai, drakonas toks, bet jisai kaip salamandra toksai, toks, va tokio tipo drakonas ropoja 4 virš kupolo, tiesiog ant kupolo jisai yra nusėdęs ir laukia kažkokio momento, siunčia savo karius. Tai gal tai susijęs su šventėm? Einančiam 2 metais. Tuoj apsaugos stipresnės susidėsiu, nes ten matos. Pasikviečiam dar kitų telepatų, jeigu reikia. Reikia. Pasikviečiam karių, šviesos karių. Kviečiam visus, kas tik tai gali, visas šviesias būtybės, kosminės. Ir žiūrim dabar drąsiai. Jeigu mums parodė, reiškia, kažką tai galim padaryti ir turim. Kaip jūs jaučiatės drąsiai, ar atėjo pagalba? Man net rankos ir pradėjo trupučiuką. Energijos labai eina prastos. Nu, jie kaip sėlina, žinai, grinai kaip sėlintų. Taip atsargiai iš lėto stebi ir ruošiasi žemės puolimui. Ar tai kokiai šaliai, ar tiesiog visai žemei? Tuoj palauk, žiūriu. Visai žemė čia. Visai link žemės, taip. Emocijas atjungti tiesiog. Nėra tiek daug tų karių. Kažkokiai žvalgybai pirmoji eilėj siunčia. Gerai, o šviesos karių atėjo? Jo, yra. Gerai, tai ką mes galim padaryti, dabar žiūrim? Reikia, žinai, kaip yra pradaryta erdvė kupolė neigiamai energijai, per kurią skverbiasi šitą neigiamą. Reikia uždaryti tą kupolo viršų, būtent tą vietą. Portalas atsidarytas, taip. Jo, per kurią skverbiasi, tiesiog jau pradėjo skverbtis ir bet kurią minutę gali daugiau skverbtis neigiamą tą energiją. Ir man ateina, kad žmonės labai sąmyšis didžiulis, tarp žmonių bus chaosas. Ir būtent va dabar mėnulis tas tamsus, ane, jisai veikia kažkaip kaip protus aptemdys, būtent su tuo mėnulio atėjimu, užtemimu, jisai ir atėjo per tą portalą. Kažkas įsikvietė per portalą, kažkokį portalą. Ar nebus ta 12-12, kai sako gerasis portalas, bet tai ne tik gerasis, bet yra ir dviejopas, galima tiek gėrį, tiek neigiamą padaryti. Taip. Ir vieni darė teigiamą, kiti padarė savo tą neigiamą. Ir ta pradžia yra padaryta. Ir va eina tokia informacija su mėnulio baigimu, būtent tuo pilnatimi, gali būti invazija į tą žemę, tos neigiamos energijos ir labai stipriai žmonėm tą visą protą sujauks. Ne tik protą, bet kiek pasąmonę tą tokią. Labai stipri neigiama energija. Reikia daugiau kviestis pagalbos ir su jais uždaryti.
visus kosminius gydytojus, specialistus, šitų Taip. portalų atidarytojus, visus magus. Taip. Čia magai atidarė. Taip. Jo, kurie yra gerieji, švarieji, šviesos visus būtybės kosminės, kviečiam, prašom pagalbos. Tegul jie uždaro iš anos pusės ir iš šitos pusės. Mes iš šitos pusės keliam žemės taip pat šviesos karius. Pačios žemėje, kurie yra, tegul būdinasi, duodam jiems pabudinimą, duodam bugnuojam ar dar kažką vibruojam, pakeliam visas vibracijas, kad jie atsibūstų ir ateitų į pagalbą. Ir pasimtų savo visus atributiką, visus kardus, dar ką ten turi. Ir tiesiog pravalo iš vidaus irgi tą visą energiją praskaidrina, išvalo iš savo erdvės, tegul patys savo erdvę pirmiausia apsivalo. Ir einam visi valyti iš viršaus ir iš apačios pajungiam visas stichijas, saulę, visas stichijas, oras, vanduo, ugnis, žaibas, saulė, žemė, medžiai, gyvūnija, paukščiai, tegul visom savo vibracijom skleidžia visi gyvūnai ir vandens gyvūnai. Viską valom, viskas įjojasi, skaidrinasi, tyrinasi, gryninasi ir jie visi pasimato akivaizdžiai. Ištirpsta visi šydai, visi skydai uždėti, kas ten nereikalinga. Visi ištirpsta viskas nuo televizorių, nuo visur. Nu, kosminis karas vyksta kaip reikalas. Jo, Aš buvau virš iš kupolo išėjus ir mačiau, reiškia, į tą vietą yra įdėta toks kaip smaigalys, tokia kaip ietis kažkoks, tai vat ginklas, didelis, platus ir du šviesos kariai prisijungia ir mes ištraukiam tą ietį, kuri klaidina iš viršaus, iš kosmoso, kuri žiūri, atrodo, kad viskas gerai, supranti? Klaidina. Ne žmonės, bet pačius, reiškia, šviesos atstovus, nes viskas ten atrodo gerai, iš kupolo viršaus, o iš apačios yra didžiulė va ta skylė, vadinama portalas, kuris eina, reiškia, į žemę. Ir, žodžiu, mes ištraukiam tą būtent ietį su šviesos kariais ir į portalą išmetam, jokio skirtumo, kad tai atrodo šviesos, bet tai nėra šviesos, tai yra iliuzija sudaryta irgi. Ir tada nuvykau pasižiūrėti į reiškia viršų, į patį viršų iš vidinės pusės, matau juodą portalą ir ten didžiulis mūšis vyksta su kardais. Ir aš taip patį reiškia portalą ir su šitais visais, vat matau, tais, kaip sakiau, uniformuoti tie kažkokie tai drakai, nedrakai, atstovai kažkokie tai būtybės šlykščios. Žodžiu, mes į tą portalą va dabar atgal visus. Jo, nes ir net vat juokinga, bet tų arešnikų paleidom irgi keletą į tą portalą. Jo, užpilint reikia. Aha. Gerai, dar pravalom. Laisviau kvėpuoti net pradėjau, kaip užsidarinėjo dar ten viskas. Jo, arešnikais duodam ištisai, dabar įsivaizduokit, kokiais ginklais, naujausiom technologijom kalam. Žemės technologijom reikia kariauti, net ne tik, reiškia, kosmoso, bet žemės. Arešnikais kalam, įsivaizduokit. Žemės ginklais. Viršuje esam kosmoso ginklais. Čia tai geras. Nu, tai gal dabar dar žmonių biški daugiau atsibūdino, dar biški pajudinam, pašviesinam, pabudinam. Tegul išgirsta, pamato. Užsidarė tą, užtraukėm mes.
filtruojasi. Tai čia sulėkė. Bet kaip užslapstinta viskas. Kaip pelės iš urvo išlimpusios ir stovi prie savo urvo. Tai jo, jie, kad mes kvaili, žinai. Jie paleido dronus tokius šlykščius, žinai, net man atrodo jau ir nufilmavę žmonės buvo tokie šlykštus, skraidė juodi. Tai sakau, čia kaip apžiūra tokia buvo, dar tik apsižiūrėt. Mhm. Bet va, davė malkų viskas, susirinko visas ir dronus, viskas išnyko. Ten reikia, kad jų failus irgi ten paleisti į kitą informaciją, ten visus per jų, ten, kad irgi ištrintų tą informaciją, kurią susirinko. Išsprogdinti. Stiprus portalas, ten dabar matau, jisai labai stipriai sukasi, bet jis nėra juodas, jis tokios eina melsvos tokios, sukūriai melsvi eina, uždaro tokia tą portalą, tą neigiamą keičia į tą teigiamą. Mhm. Tai ten kažkokio apsauginių vis tiek reikia dėti, kažkas turi būti kaip apsauga. Jo, reikia dėti. Jo, reikia kviesti kažkokius tai kosminės būtybės, gal drakonai tie irgi į pagalbą ateitų. Reikia drakonus kviestis iš kito, už ledo sienos, kad padėtų tiesiog. Mhm. Jo, aš irgi taip. Paistyti tą. Tai kviečiamės. Galime mes patys pasimti juos savo drakonus. Kiekvienas. Jo, Pasikviečiam. jo, ten galim paskiau uždėti. Užlydyti reikia, man sako. Jo, Jie jau lydam. ugnim savo drakoną, jie užlydys tą visą. Aha, labai gerai. Tai reiškia, vis dėlto mums taip atrodo, kad čia pradarysim tą ir jau ateis šviesa, tai visą laiką reikia viską labai atsargiai daryti ir šiaip, va, Taip. niekada nebūna, kad čia portalas šviesa, taip. ateis. Ne, reikia žinoti, kad ir tas ateis. Tai va, reikia būti pasiruošusi. Reikia žiūrėti, su kokiu mintimi eini ir ką tu darai. Jie padarė ritualą su Notre Dame katedros atidarymu šitą padarė. O, tiksliai, gali būti su tuo. Visi susirinkę šitie išgamos. Kažkas tai yra, bet, sakau, toks portalas net nupykino, tiesiog rankos ir pradėjo, taip. Energija labai šalta. Dabar lengvėja, viskas gerėja, lengviau kvėpuot pasidarė. Dabar jau aukštesnės vibracijas pakilk į saulės energiją, jeigu viską išdegina ir užpildo prie to absoliuto energijos, nukeliaukit prie kristalinio medžio, atsiregeneruokit. Aš spjaudausi, žinok, dar spjaunu ir ant tos katedros ir ten iki požemių deginu viską. Nes ten po Notre Dame katedra yra, neįsivaizduojat, kas ten darosi. Dar kiek patalpų. Spindulys, jo, iš jos kažkoks spindulys eina. Ten savo drakonų pradeginėjų, ten iš visus požemius, ten baisu, ten kiek dar tų išgamų jūs neįsivaizduojat. Kažkokie ritualai buvo daromi. Už tai gerai darė. Gerai, kviečiam dar tada, viskas gerai, visus drakonus kviečiam, kas ten tik ateina, tegul tie mūsų drakonai dar pasikviečia drakonų. Susitvirtinam, susirenkam savo energiją, pasikeliam vibracijas, pakylam į viršų, kiek įmanoma, aukštai, pajaučiam savo didybę, galybę, pasikviečiam daug visų šviesos būtybių. Ir neriam ten. Ir pajungiam visas stichijas, viską pravalom, prakošiam, atidarom kitą portalą juodos skylės ir viską ten, jeigu traukės virbliai, viską mes ten. Tai varom, išsidauginam, išsidalinam. Žinot, ką pamačiau katedroj? Apliekus su drakonu, aplink katedrą, su ugnim pamačiau, kai išlindo tamsos karalienė su karūna ant galvos, moteriška karalienė, kažkokia magijos karalienė, kažkas tai su moterim susiję, kuri darė stiprias magijas, kažkokia moteris.
Moterų energija įkalinta. Įkalina. Prancūzė. Jo vibracijos stipriai pradėjo eiti per kairę koją, tai moteriška energija. Taip, įkalinta moteriška energija šitoj katedroj. Oho, eina savo, kaip eina energijos stipriai. Nieko, ramiai mes paeinam kartu, viskas, nuimam tą karūną, eidėm, čiūš visą, tegul nešasi. Traukia iš moterų visą energiją, moterišką energiją, kuri yra paduodama ir ta kaip magija yra duodama į viršų. Maitinama tenais viršui, va būtent tas, kur mes ir matėm, tas portalas, jisai atidarinėja ir imama iš moterų energiją. Moteris gali sunkiau jausti šiuo metu. Kažkokios jėgų neturėjimo, kažkokios, nežinau, man ateina ir vat skausmus gali jausti kažkokiu, tai kažkas su mėnuliu susiję, su moteriška energija, sakau, kažkas, tai va būtent tos katedros viduje ta tokia magiška energija neigiama yra. Nepatikėsit, išskerdė krūvas mergaičių, neįsivaizduojat. Po katedros tose rūsiuose. Dabar, kraujo upės moterų mergyčių. Sakau, kažkas labai neigiama energija eina, moteriška karalienė pasirodė. Iš karto emocinį kūną, viskas pakylat, viskas nepasiduodi, viskas, kviečiam visus ir valom greitai ten tas sielas mergaičių išlaisvinam, tiesiog grįžtam atgal ir reinkarnuojamės į tą momentą, kur negalėjo, kur norėjo pradėti daryti ir išgelbėjom tas mergaitės, greitai, ramiai ten viską prasinešam staigiai, turbo pajungiam greitai, viską, valom, viską, viesulo, žaibą pajungiam, tegul viską išvalo, išdaužo, nuima, kas nereikalinga, saulė išdegina, staigiai sukuri, paleidžiam, tą karalienę, ten tą karūną, tegul nešasi su savo tą karūną, viskas sproginėja, duodam ten daug šviesos ir varom su visko, ką tik tai galim. Viską kviečiam, visas šviesos būtybės, viską valom, viską. Kaip jums ten sekasi? Užbėgam už akių. Jo, aš matau, kad labai ta karalienė apsimeta labai protinga. Ir tokia, kaip matau, kaip šitam paukštį pelėda, tai proto, ne, simbolis, tai kažką vaizduoja tokią protingą magija, kažkas tai ir ką, kuris surenka visą tą ir ją kažkaip pasitikė visi, atiduoda, aukojasi, ar protų kažkaip tas merginas kažkaip per protą valdo kažkaip tai. Ne tai, kad pasąmonę, bet per protą eina. Per mentalinį protą, ne? Jo, kažkas eina su protu kažkaip tai. Viskas. Reikia visom mergaitėm, visom merginom pasiūsti burbuliukų, kad neitų, klausytų savo širdies, o ne proto. Nes čia valdoma protą buvo labai stipriai. Tai čia per ten kompus, per visą tą intelektą mūsų dabartinį. Taip, per visus tuos. Jo. Įmėgsta. Paskutiniai magų pasispardymai. Ateina, kad viskas, čia jau magija. Jai reikia, sako, reikia giljetinuot man, sako, davai. Nukirst gal. Nu tai pirmin. Jo. Drąsiai, tvirtai, jeigu tos mergaitės irgi tų sielos atvaro ir tą patį padaro kosminės būtybės. Parodom joms. 7-12 metų buvo aukojamos mergaitės, man rodo. Jo, neįsivaizduojat, kiek jų daug. 7-12 metų. Toks amžius buvo tinkamiausias. Nu tai taip, visą laiką nekaltumas tai buvo. Pač moterų. Visada buvo labai. Buvo priviliotos kaip saldainių, žinai. Bet čia negalvokit, kad kelios. Čia tūkstančiai mergaičių. Taip, nes reikėjo ir sielų. Į ką patilpa 5000 žmonių, įsivaizduokit, kas darosi rūsiuose, kokio dydžio rūsiai. Jūs net neįsivaizduojat. Nelysiu aš ten. Ten darosi, tai. Kosmos.
Tai už tai ir atidarė tą portalą, blemba, O kas išgamos. atidarė tą portalą? Sakau, kad labai energijos baisios. Gerai, valom viską darom tą, kelią į juodą skylę. Visas neigiamas energijas valom ir sielas laisvinam, kurios yra įkalintos. Taip, ir jo, ir regresuojam atgal, kad jos pamatytų ir neitų ten. Parodom joms, viskas ten prasivalo, jos parodom joms pačioms, jos pačios išsilaisvina. Mes tik parodom, o ta karalienė juoda jau sutvarkė. Tvarkom dar. Tai tvarkom. Greitai jas, staigiai. Pačirškint reikia ją. Gerai. Greitai čirškinam. Aš jūs tą karūną nusiėmiau. Nuėmiau. Nudadam. Su malonumu. Malonumu. Į tą patį portalą reikia siųsti ją. Jo. Aš irgi tą patį norėjau, jo. Greit pradarom, įsiunčiam ten, viso atgal uždarom ir viskas prasivalom. Ir sugrąžinam visą energiją. Matykim, kaip grįžta švari energija. Absoliutų apvalyti. Žinokit, taip, reikia dar pravalyti, ten labai stipriai užteršta, labai sunkiai valosi, labai daug. Pajungiam visas stichijas. Daug. Saulę, viskas. Pajungiam, padarom tokį, kaip, žinai, žaibo visur ten, tegul išžaibuoja. Ir tai visų stichijų tas rutulys, kur varo, irgi ateina energija. Tegul irgi prasineša toks kaip viesulas per visur. Pravalo, suharmonizuoja iki pat žemės kristalo. Viskas pasijungia. Oi, ten jėdumą traukia, oi. Kaip mažasis kolaideris būtų, vienu žodžiu, buvo padarytas iš moteriškos mergyčio energijos. Sukosi tokia sūkurys kraujo žemyn. Oi, košmaras. Tai supranti, esmė ne tik, kad ten buvo aukojimas, bet dar energija buvo traukiama iš žemėje moterų, man rodo. Viskas ėjo į vieną. Taip, viskas sujungta, pajungta. Viskas yra iš moterų ir iš tų mergaičių. Viskas ant tiek yra, kad stiprė, tai kurgi taip atidaryti portalą. Taip. Per protą, per Daleiskim pastatė eilę ir visos eilę, ir visos mergyčkos, žinai, dabar rodysim, duosim jums ten saldainį. Ar madas demonstruosim, žodžiu. Būsit manekėnis. Ir eilė stovi. Ėjo pačios visos būriais. Kapišoniniai tokie, matau, irgi buvo, dalyvavo tose užsidengimuose. Visi jezuitai, visi ten tie. Jo. Labai gerai požemėse, nes niekas net įtart negali, kad tai buvo. O ten miestas po to. O ten mergaitės tokios, kurios buvo vedamos prie pirmos komunijos dermavojimo, va tokio amžiaus rodo, grinai va tokio amžiaus, kaip pareiga atlikti bažnyčiai, tai va tai ir buvo aukojama. Nu jo, viskas. Ten pravalom. Viskas, informacijos, viskas padarėm, viskas uždaro tą duris, atsijungiat, pakylat į aukštesnės vibracijas, pasižiūrit visus savo kūnus, išsiskleidžiat, kaip tą veduoklę, pasižiūrit greitai, pravalot per aukštas vibracijas, prasinešat saulės energiją. Daug ugnies leidžiam. Kaip mūsų drakonai ištisai pučia ugnį. Dar vis pučia. Žinai, ką padarėm mes, paėmėm, nukirtom tą energiją, nuo pačios bažnyčios tą energiją su šviesos tais savo kardais, tiesiog nukirtom iš pagrindų ir ją į juodą skylę susivaro, dabar baigėsi eiti ir uždaro. Viskas, ta energija visa. Ir lieka švaru. Labai gerai. O kaip mūsų tie drakonai? Tai mes ant jų esam. Šaunuoliai,
Čia pripūtė Labai aukštas kaip reikalas. Labai gerai, Ir- tai dabar visi sakau, kylam kartu su tais drakonais ir apsivalom visi. kylam. Dimensijas, į aukštas energijas, vibracijas, į aukštus dažnius. O ten paleidžiam absoliuto lietų, tegul nuplauna. Užlyja. Jo, ten paleidžiam lietų. Energetinį lietų. Švarų. Gerai Jo. ten. Jūs taip pat visus savo kūnus. Visus subtiliuosius apeinat labai greitai, tik taip aukštom vibracijom viskas išsivalo. Ruoja gerai viskas. Eina vibracijos gerai ten tiek, tenais tiek ant mūsų eina gerai. Gerai, viskas atsijungiam nuo tos informacijos, viskas, kaip nieko nebūtų gerai. Keliamės kitur, žiūrim, kur jūsų pasąmonė, ar dar kar nors nori parodyti. 3, 2, 1. Kažkaip mane virš kupolo išmetė, man kažkaip ten, vat, labai gera pabūt, pastebėt, gal kažką reikia. Gerai, pasižiūrėk, pastebėk. Mes taip prieš išlėkdami už kupolo taip įdomiai. Žinot, kaip kupolė važinėja tie motociklai? Žinot, nu. teko kada matyti? Taip. Tai mes prieš išlėkiant mūsų drakoniukai taip kalė šviesos, kad dabar visa ta šviesa va taip ir sukosi kupolė virš žemės. Stipriai visur šviesa, žinokit, bus fantastinis dabar laikas, pakeitė viską. Gerai. Uždarėm portalą tą tokį neigiamą, kuris buvo pradarytas. Švito visą mūsų žemę, iš tikrųjų, visas plotelis tas mūsų pagaubtų šviečia. Nu, labai gerai. Dabar, kągi, kosmose visą hebrytę renkame, susirinkom. Nu ir kur nersim dabar? Kur mums nori ką nors parodyti? Matau su sparneliais, kažkas priskrido tokiais plonais sparneliais, kažkur nori gal mumis nusivest. Gerai, tegu vedasi. Tai kas, ar drugelis koks, ar čia fėjos, ar dar kažkas? Pažiūrėjau, ploni sparneliai plazena. Čia turbūt, kad ir muzikėlė groja tokia labai graži. Švelni. Nu, tai Skrendam į mūsų planetą parodysim. Šviesi planeta kažkokia, tai aha. Nu gerai, skrendam tada. Skrendam. O tokia šviesi kaip saulės planeta, bet balta tokia energija. Stipri. Tokie labai žaisminga. Netoli visai žemės. Jo, visiškai netoli. Matau, tokie poniai vaikšto, kaip filmukė tokie, žinai, mergaičių tie poniai, ružavi tokie. Kažkokioj tokioj planeto kaip pasaka. Tai ten fėjų planeta skaitosi? Ar gal bendra, gali būti ir bendra kokia tai planeta, nebūtinai vien tik fėjų? Ne, čia nėra fėjų, čia tokia, sako, mūsų poilsio planeta. Tokia atsipalaidavimui. Ir mumis pasikvietė atsipalaiduoti tą planetą. Jo, man irgi sako spa. Spa, jo, sakau, atsipalaidavimo, tiesiog energijos atgavimui. Ir tiesiog bendram vaizdui, ta prasme, pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Akim tą tokį reginį gerą, tokias emocijos geras užsikrauti, užsidėti po tų visų ten neigiamų. O tai kas ta fėjytė yra, kaip pažįstama kažkokia, tai ar kas jinai tokia, iš kur jinai mumis žino? Žiūrės. Ar tave kokia, ar čia mūsų visus pažįsta? Jinai tokia, kaip žinai, ne tai kaip fėja, jinai tokia kaip, sakyčiau, ne kaip bitė, bet dar plonesnė už bitę.
tokia vat kažkokia tai vat yra veidas, bet labai nėra pažįstamas jisai man. Nu tai drugelinis daugiau. Nebus drugelinis. Ploni pailgi sparnai, kaip laumžirgių sparnai. Va tokį. O gal laumžirgis, nes plonas kūnas, bet moteriška energija. Jinai sako, aš tave pažįstu, jinai man sako. Nu, iš kur? Sako, tu dažnai ateini čia pas mumi pailsėt. Nu, pabūti emociškas atgauti. Nu, va. Nu, tai gerai, tai čia gal ta planeta, kur tie tavo liūtai visokie, kur tie gyvūnai buvo? Ne, čia kita planeta. Kita. Tuoj palauk, aš su ją pakalbėsiu. Gerai, pakalbink tu ją. Sako, jo, tu iš fėjų, sako, jo, iš fėjų esi planetos. Ir čia atklysta drugelių planeta. Ir dar, sako, viena yra fėjų planeta. Yra kelios fėjų planetos, kurios būtent čianai susirenka kaip spa. Kaip spa, nu va, kaip ir Žydrūnas sako, spa, tiesiog emociniam atsigavimui, bet būtent susirenka tos, kurios yra fiziniam kūne dar. Aha, tai čia iš Žemės. Iš Žemės, taip. Iš Žemės, nes va ta planeta, ta spa, tegu spa pavadinam, jinai yra Žemės gyventojam ir tom sielom, kurios dar yra kūne, fiziniam kūne. Susirenka po visų emocijų. Dažniausiai, sako, jūs ateinat, atskrendat čia, kai būnat miego metu ir jūs neatsimenat, o jūs dažnai va čia poilsiaujat. Tai čia gal tos miego fazės daugiau spa, tos būsenos. Vis tiek jos biškis miego, taip, nes ne kiekvienas drugelis, ne kiekviena fėja gali atskristi čia ir pabūti, nes jos net nežino apie tai, nes jų yra pasąmonė užblokuota. Ir vat būtent šitas laumžirgis, bet moteriškos kilmės tas laumžirgis, ane? Kaip aš matau, parodė, kokia yra, man dabar parodė, kas yra per tą planetą. Iš tikrųjų, kad jinai egzistuoja. Gal ir sako, nu praktiškai jūs visos čia buvo. Visos žinot, bet neatsimenat. Tai va gal atsimins kažkas tai. Tai mes gal ir susibendraujam, va čia būdamos, tik tai paskui Žemėje. Taip, tai mes susibendraujam ir sako, jūs ir Žemėje susitinkat, bet jūs neatsimenat. Jūs ir vieną kitą pažįstate, taip randate tas fėjai, drugelės, fėjos, ane, drugeliai, tos vadinamos. Ir būtent čia žinot, vieną kitą pažįstat, o fiziniam kūne jūs neatsimenat. Tik jaučiat. Tik yra tas jausmas toksai, kad jaučiat, kad kažkur matyta, kažkur jausmas toks geras eina. Aha. Ir tas jausmas yra iš čia, nes iš tikrųjų jūs esat pažįstamas. Tai va čia taip, ir sakau, mes su tais subtiliais kūnais sąveikaujam, patys nežinom kaip. Ir va čia šitos ir dieną, ir naktį vėl kitaip. Ir sakau, aš irgi jaučiu, kad kartais mes ir naktį. Tu irgi prie šitų fėjų, drugelių tokio irgi esi va čia. Sau šokinėjai gerai, tu čia skraidai. Visi mes ten pažįstame. O Žydrūnas, kaip tenais? Aš svečias čia, bet mane gerai priima. Bet leidžia tau, jo. Ne, jisai nėra fėja. Nebuvo fėjus. Ir nedrugelis. Jisai yra, kaip ir mes matėm, iš tikrųjų jis yra iš Oriono, yra iš tikrųjų iš Oriono. Ir jisai suaugusi siela, nes kaip mes matėm, dar kartą peržiūrėjom drakonas, ne drakonas, bet tas yra
kaip jisai, toks, kaip mes sakom, kaip jisai, nužvinuotas tas toksai. Kaip reptilija, bet nėra reptilija, kaip jisai vadinasi, aš nežinau. Nepiktybinis. Kas toksai? Nepiktybinis, sakau, nebijok. Taip, ne. Jisai būna geltonos ir akis spalvos. Ir jisai, kada geltonos spalvos, jisai yra jaunas dar. Tas jaunas, tai kaip auglys. Matysnat, aš tau atsiunčiau nuotrauką, radau. O kada jisai jau yra tas hakis spalvos, jisai vadinamas tas tamsiai žalios, jisai yra suaugęs, subrendęs, vadinamas tas. Už tai mes matom vienus geltonus, kitus hakis spalvos. Tai jis jau hakis spalvos, jisai tikrai nėra geltonas. Žydrūnas, tai jisai yra iš kitos planetos, tikrai jisai ne. Bet jis yra nepiktybinis visiškai. Aš gerietis. Fėjos įsileidžia. Įsileidžia fėjos, reiškia nepiktybinis. Jeigu su fėja gyveni, tai viskas gerai. Iš su fėja gyvenu, teisingai. Tai žodžiu, toks spačiai yra ir tikrai yra labai fainos būtybės. Ir, jos mūsų spa tokia, labai šviesi planeta. Labai šviesi. O tai čia gal jinai paklaus dabar, ar tai kažką norėjo pasakyti, kad kažką mes galim kažkokį tai sujungimą padaryti naktį su diena, kažkaip su naktim? Kuria prasme? Ta prasme, kad mes suprastumėm... Tai tu paklaustų jos. Tai aš paklausiu, bet tai tu... Gerai, pažiūrėsiu, ką jinai atsakys, taip. Jo, gerai, ar mes kažką galim padaryti su savo naktim, kad labiau ją suprastumėm? Ar dėl to ir parodė mums šitą būtent nakties pavadinamą? Galima būtų taip tada pavadinti. Ar tai yra teisingai, ar kažką kitką nori parodyti? Sako, aiškiau paklausk, nes dar trupučiuką supaprastinti. Tikslu parodė mums vis dėlto šitą vietą. Kodėl parodė šitą vietą? Jo. Ar tai yra kažkokia gilesnė prasmė? Dar. Šitą vietą, sako, aš atsivedžiau jumis todėl, kad jūs buvote į Jirzę. Mačiau, ir jums reikėjo atsipalaiduoti, o jūs šitą vietą žinote, bet jūs neatsimenat. Čia yra jūsų vieta. Čia kaip jūsų vieta yra. O tai mes galim, žiūrėk, o dabar tada, jeigu jinai tik tai naktį būna, tai tada galima užsiplanuoti, kad aš prieš einant miegot sąmoningai būčiau ten. Gali, taip. Gali tiek dieną, tiek naktį, sako, jokio skirtumo nėra. Tai čia neturi reikšmės, tik tai, kad patenka nėra. Dažniausiai, jinai tai ir sako, kad dažniausiai yra tai, kad mes papuolame į tai naktį. Su pasąmonė atveda, nes mes dažniausiai vadovaujamės protu. Dieną, daleiskim, dieną. O kada atsipalaiduojam su pasąmonė, visada galim čia išeiti iš kūno ir čia atskristi. Taip, galim. Nesąmoningai, taip. Tai supratau, čia neturi reikšmės, ar naktis, ar diena. Tai tą ir norėjau. Ar dieną, ar naktį, bet kuriuo paros metu. Tai yra jūsų spa. Labai gerai, labai ačiū. Tikrai labai gera planeta, labai šilta, labai... Žaisminga labai. Atsiregeneruoja visa pasąmonė, viskas. O žiūrėk, o tai gali paklausti, gal mes ją patys ir susikūrėm? Kažkada. Nesako, čia yra kosminė vieta. Ne patys, kosminė vieta yra. Jo, absoliutas sukūrė čia mum. Sako, sėskit dabar į šitą burbulinę vonę ir atsiregeneruosite. Jinai rodo dabar.
Aš jau seniai sėdžiu. O Kol kas jūs tave leidžia? patraukėt. O tada, o koks jos vaidmuo ten? Tai kažkas tai ją saugoja ten tą? Jinai Planet- yra prižiūrėtoja. Mhm. Šitos pat, kaip ir spa, kaip ir mūsų, tiesiog informaciją teikianti. Mhm. Kaip ir jūs irgi taip pat galite, sako. Jos pačios gyvo kūno nėra, jinai tik tai siela likus, Mhm. jinai ten, kaip ir gyvena tenais. Mhm. Bet jinai viena, ne viena, ten vis tiek yra daugiau kažkur. Daugiau yra. Bet ne tokių kaip mes, ta prasme, be kūnų, tų žemiškų. Vardas toks įdomus. Soja, kažkas. Jos vardas? A? Soja. Gal ir soja. Soja, taip. Soja, taip. Mhm. Įdomu. Smagu. Tai ačiū paskui. O paskui, ką mes užsidėt turim, kokias tai specialias apsaugas, ar kaip mum elgtis, kad neteitų kiti per mumis. Ta prasme, ar nėra tokių dalykų? Ne, tai ir sako, sėsk į šitą burbulinę vonę, atsiregeneruosi, visos energijos sugrįž tau ir tu tokia kaip apsaugą užsidėsi ir grįšim į žemę. Supratau. Gerai. Labai gerai. Įsėdai, bumt. Sėdi tu. Ir aš sėdžiu. Pajaus dabar, atsipalaiduok ir pajausk tą energiją. Mhm. Aha. Jinai tokia ružava ta energija. Migdolinė ružava ne. O ten vyrų nėra? O tokio? Vyrų. Ten tik moteris, reiškia, visos fėjos ir geliai. Moterų. Poniai gali būti, bet tai Ai. poniai čia ir kaip sielos, jos yra kitaip. Nu ir vat Šidrūnas. Aš svečias, jo. Svečias. Sako, galit pasikviesti svečius, bet tinkamus tik tai, ta prasme. Aha. Teigiamus, bendraujančius su mumis. Mhm. Nu gerai, padėkojam savai. Jo, gerai. Padėkojam mūsų planetą, tai yra mūsų spa, mūsų planeta. Turim. Oi. Labai gerai, labai džiugu. Labai dėkoju. Kiekviena gali atskristi, nors ir buvo kiekviena, kuriai čia žinoma šitą vietą. Visos žino praktiškai. Tai va, nu kosminės spa. Gerai, žinosim, labai ačiū. Gerai, viskas tada. Jau atsiregistravom. O, visai kitokia jaučiuosi. Va. Gerai, va, jau iš karto viskas nuo informacijos atsijungiam visiškai, o dabar ne. Tai ką, tai kaip ir viskas šiam kartui? Taip, keliaujam atgal. Jo, gerai tada.